Tai ką, sveiki mėlyjeji, dabar yra šiek tiek po 6 ryto, miestas dar tik bunda, geri savo pirmąją dienos kavytę ir neužilgo pajudėsiu į traukinių stotį, iš kurios keliausiu į Kaugonis, kur manęs jau lauks iš tikrųjų Mykolas, mano bendražygis, su kuriuo keliausime iš šiandienos nuotykį. Tai susitiksime ten. Kita stotelė, next stop, Kaugonys. Sveikas. Jokingai. Gerai. Taip. Babutė tokia prie manęs sako, o tai kada čia važiuoja traukinys? Aha. Ir sakau, kitas už 2 valandų. Sako, oi dieve. Nusirengti, Tai va, pagaliau esam ne Kaugonyse, o Kaugonys. Nežinau. Nuo žodžio karvės. Kaugonys. Turim kuprinę, kaip sakė. Mykolas. Tas visko reikia. Ekspedicija mūsų. Tai keliausim. Nu ką, žygiuojam. Papasakot, kodėl aplamai šitą idėją kilo. Tai aš Mykolą realiai 2 dieną taip normaliai pažįstu. Ir susitikę, aš sakau, noriu padėti močiutėm, noriu atiduoti duoklę žmonėm, dėl kurių mes esam gyvi, dėl kurių mes galim, nežinau, gal gyventi laisvoje Lietuvoje ir džiaugtis tuom, ko turim. Aš sakiau, kad aš noriu nueiti ir kažkam pagaminti valgyti. Aš stiktiniam žmonėm visiškai pabelsti duris, sakyti, babutė, ar nori, kad tau padaryčiau valgyti? Ir babutė, aišku, nori valgyti tikriausiai. Dabar be GPS-o, be nieko, tiesiog einam į kažkokią atsitiktinę pusę, prie kiekvieno namo eisim, belsim į duris. Ir tikėkimės mus geranoriškai įsileis. Nu, bet jeigu neįsileis, įsilaušim. Juokauju. Nu kažkaip, tai va, žygiuojam jau. Nepykit, mūsų kamera dar yra pirmi vlogai, po to bus geriau. Štai kokie grožiai. Man tai gražiausia, kai būna ąžuolai pavieniai laukuose. Oh, yes. Iškelia. Ką daryt? Visada sukite dešinę, jeigu ką. Visada. Pažiūrėkit. O, jau pirmos trobos. Pirmi kaimai, pirma civilizacija matosi. Gal ir ankstyvas rytas, bet mes esam darbo jėga, kurią reikia išnaudoti nuo ryto. Kaime visi ankstyvi iš tikrųjų, visai. Galiausiai ne kaimiškai gyvena. Gal nenušaus. Tikiuosi. Pavyzdžiui, gal namą reikės patvarkyti. Good morning. Ten viskas tuščia. Jo. Žiūrėsi. Bet sodyba tai tokia faina. Tikrai fain. Ir vaikai atvažiuoja pažaisti. Kiekimės nebus čia kokie. Predators. Pradėjo signalizaciją ten veikti. Tai mes biškį bėgam iš situacijos. Ne, juokaujam. Mes nebainė, mes nebėjom. Einam kitur, signalizacijos jungti. Koks jūsų vardas? Vytautas. Malonu, Mykola. Dabar keliaujat. Einam per kiekvieną namą
ir klausiam žmonių, ar jiems reikia pagalbos. Turbūt nelabai kam čia reikia. Nu gal kažką rasim vis tiek. Jo, Gal kažką rasim. niekad nežinai. Tikrai žmonės, nu kitokie, draugiški labai. Labai draugiški. Labas rytas. Ieškom žmonių, kuriems galbūt reikia pagalbos. Kol kas ačiū. Kiek galim tvarkomės patys. Senukas sakė į kairę, močiutė sako į dešinę. Nu čia neįeisim. Private. O gal žinot kokias močiutės, kurios negali, pavyzdžiui, pasirūpinti, kuriams reikėtų sodą patvarkyti, ką nori. Nu, va ten, va, gal kaimelį ten yra, Taip. bet Tai viskas gerai. jo, mes čia tvarkomės. O ką auginat? Viską auginam. Va, vienas šiltnamis ten, anoj pusėje dar vienas dar. Tai jūs kaip čia kažkokia organizacija? ar kas čia? susitikom. Antrą kartą iš tikrųjų susitikom. Ne, bet Labą dieną. Nu rytą dar. Dar vienas dalykas, ką mes siūlom, mes atsinešėm kepsnių ir padarysim jums pietus. tai jūs ką moka dirbti? Viską realiai. Tai duok malkas, mokat skaldyti? Mokam. Nu, tai duok malkas paskaldyti. Sodą prie Ar Kauno jūs, turiu. jūs gal čia atlyginimą didelį? Nemokamai visiškai. Norim padėti. Timūraviečiai. Pensininkai, tai mes Tai duokit Turime mums kirvį ir pirštinių. iš karto į darbus. eik, mes. brangūs. Aš jums du kirvius duosiu. Nu tai Labai duokit. Kiek turi, tiek duokit. Nu ką. Geras. Tai va, čia vienu žodžiu jūs įsitaisykit. Gerai. Einu maikę paieškosiu. Yes. Jėga. Tai ką? Važiuojam? Važiuojam. Nu, senutė. Nenori. Jėtiau. Nu. Nu, A, tu gal akva? Veik. Nu, kitą kaladę iš kur. Realiai visą šitą ir Nu, jo, sukapot. galit sukapot, kiek Ai, galit. tai kaip ramai dar. Tai va, visą šitą sukaposim. Geriausiam žmonėm. Ir puf! Beveik. O, pasu. O, Opa! I Yra. got it. Yra. Kaip jauties? Gerai? Žiauriai gerai. Atrodo, energijų antplūdis toks. Čia parėjo. testosterono fabrikas Jo, atidarytas. jo. Nu, tai va, nuo krašto. Viskas. Geras. Taip, o paskui. Ačiū labai. Pačiam. Gandrų lizde ir yra įsikūrę žvirbliai. Žvirbliai. Va, matai, nu čirškia aplinkui, va, skraido. Aha, tikrai. Rimtai. Bet kaip gerai atrodo. Bendradarbiauja gamtoje viskas. Jo, jo. Visi, va, nesupyksta. Gerai. Reikia filmuoti tada. Aimanuoja malkas. Karšta biškį. Kaip jaučiatės? Normaliai. Šiaip gerai. Darbas nėra lengvas, bet to ir ieškojom iš tikrųjų. Jo, jo. Pačio to darbo. To ir trūksta. Let's go, baby. Čia kur šaka, tai būna visą laiką sunku perkirsti. Nes ten, matai, Jo, jo. šaunu būna. Opa.
Nu, čia bus paskutinis kartas, kai teks šitą kirsti. Pamatys. Daugiau nebekirsiu. Ir pakvietė mus gert arbatos. Atsigersim, pašnekėsim maloniai, žiūrėsim. What the fuck is that? Oh shit. Fucking hell. What the fuck is that? What the fuck? Spiečius. Varom, čia spiečius. Spiečius? Namų ieško naujų. Reikėjo nenusiaudinėti čia to Žinokit, Nenusiauk, čia va, nieko tokio, iškart geresnis jausmas be batų. Senyvas amžius irgi duoda savo jausmą. Taip, visai. Kai jūs žiūrite mūsų jaunus, tai mes žiūrim jūs ir matos gyvenimas. Jūs išmintingi, va, turit patirties, ramesni realiai. Mes dar vaikai nepatyrę. Nu, Bandom čia prieš kažką vaidinti. Ta, žinai, čiagi pakomentuoti politikus, va, sėdim čia, tas kvailys čia kalba malą, tas amžinis. Ai, politika ten baisu. Taip. labai skanus. Barankos. Mes turėdavau. Kaip laiko nėra, atvažiuojam, tai va, per išeiginės, kas greičiausiai tą. Taip, Tai taip. valgom. Nu jau kaip vaikai atvažiuoja, tai jau tada jau pietus ruošiam. Jau tada ne darbai vyksta, bet Puota. pietus. Kiek vaikų turit? Sūnų ir dukrą. Jau pilnamečiai. Kas? Sūnui jau 46 metai. Jau pilnamečiai. Pilnamečiai, kaip reikia. Pilnamečiai kaip reikiant. Tai jau ir patys vaikų turi. Jo. Ir turi patys jau. O vaikai kažkada galvojo į užsienį važiuoti gyventi. Nu kažkaip nelabai buvo minčių. Kažkaip ne. Sūnus vieną kartą čia prieš kelis metus ten kažkas. Jo, rivalgyk sausainį Pasiūlė. baranko. Kai ten savo įrankius reikia vežtis, nu į statybas įrankius savo vežtis, nu tai sakau tokią firmą, kad ten nusiveši, nuvažiuosi ir basas grįši. Taip, taip. O vaikus čia nais užauginot. Elektrinus. Elektrėnuose auginu. O vasaras tikriausiai čia visas praleisdavo. Nu tai dar kaip mama gyveno. Bet važiuodom ir darbus padėt nudirbti. Taip. A, čia mama gyvena? Čia birutis. Jo, mano labai. O kai išėjot į pensiją, ar norėjot grįžti čia nais į kaimą gyventi? Nu tai, kad mes gyvenam ir čia ir ten, va taip va. Nėra Taip. taip, kad Yra išvažiavam toks ir balansas. užmiršom. Nakvojam čia, O dieną važiuojam į Dieną elektrėnus, važiuojam nes ant vaikai, tiegi elektrėnuose į mokyklą. Ten darbas. ten darbas dabar. Ai, taigi viskas dabar aišku. Aš O galvoju, šiaip, tai mes Vilniui dirbam. Vilniui. Aš klinikose dirbau Antakalnio. Jūs gydytoja? Ne, ne, slaugytoja. Tai tas pats praktiškai Ne. vis tiek. Nu, gydytojas ten Vis Ne, tiek. gydytojas yra gydytojas. Jūs skiria irgi- gydymą, o gydo jau paskui slaugytoja viską. Taip, irgi Vaistus gydytojas. leidžia, Kas viskas gydo? leidžia viską. Jei kažką gero žmogui Bet daro, ne tai- savo nuožiūrą. Na jo, Tengi. na ir va, dirbom. Paskui jau tai pandemija ir baigėsi mūsų darbai. Tas, na, lygų yra tokių, tai nesinorėjo su plaučiais. Ten. Taip, Nenorėjau taip. parnešti iš ligoninės ir aš išėjau. Mes būdavo dar kaip dirbam, jau buvo šita sodyba. Viską susitvarkom, išvažiuojam. Taip gaila būdavo išvažiuoti, O, o važiuoti jo. reikia, nes į darbus reikia. Visiškai suprantu. Nu, viskas Reikia. apšienauta, išposėdėti, tai reikia išvažiuoti. Tai mano mama irgi, kur aš gyvenu, tai jos tėvišė yra. Tai irgi Vilniui dirba, atvažiuoja savaitgaliais kartais ir sako, aš kaip žinai, sekmadienį vakare kaip į katorgą išvažiuoju. Ir Jo, labai labai nesinori. Ypač vasarą, tai iš vis smagu. Bet čia pasikūrenat pečiuku Jo, šilumą. šitą ir šitą, o ten yra židinys, dar turim židinį.
Tik reikia kūrenti, aišku. Jau žiemą jau tokių darbų nėra, nu ir ką užsimit, tokia veikla ir viskas. Skaityt knygas kokias. Nu tai jo. Tai paskaitom, tai televizorių pažiūrim, tai jo, tai čia. Tai kryžiažodžius pasprendžiam. Kaip jūs susipažinot su Pranu? O Prano tėviškė, tai netoli Žaslių. Tai čia visai šalia. Visai šalia. Ai, tai kažkur čia ir susitikot? Jo, anksčiaugi šokiai būdavo. Bet koks geras dalykas. Visi iš Kultūros kaimo namuose atvažiuodavo. būdavo kitaip viskas, dabar dar kitaip. Dabar klubuose susitinkam. Dabar klubai, anksčiau klubų nebūdavo. Dabar net klubuose net tiek daug žmonių susitinka, daugiau internetu per ten Jo. programėlės bendravimo. Jo, dabar jau visai kitaip. Jo. Šokiai pokiai. Jo. Paklausiu klausimo, tiesiog atrodo, kai yra du žmonės ir, pavyzdžiui, iš karto gali pastebėti, ar jie yra laimingi. Tai mes su Joriu kažkaip tai pakalbėjom, kad... Apšnekėjom iš tikrųjų. Apšnekėjom, kad atrodo labai laimingi esat. Kad tiesiog... Tai va, Darnioj santuokoj. gyvenam Taip, dar. Tai laimingi. O, Kad dar gyvi, kad dar Meldutės galim. skambina, ko jie Kas? norėjo. Meldutės O, skambina. meldutė, tai ko jau. Nu, Kai jūs buvot maža, kaip įsivaizdavot savo gyvenimą? Kuo norėjot būti? Aš ko norėjau būti, nu, panašiai, va, kuo ir buvau. Jo, kažkaip vaikas buvau. Tai Tai su ar tėtuku polikliniką važiuosi? nuvažiuojam, ar kur nors va ligoninį. Pamatau Gerai. tos halatus, tai atrodo Na, jau gerai. viskas. Jau, Taip. Kaip jau angelai. čia, jau kaip angelai, jau čia iš vis nepasiekiama. Taip. O paskui jau šitą, nu, mokyklai kaip mokiausi, pildėm ten anketas, kuo ten, kokią specialybę pasirinkti. Nu, tai aš pasirinkau prekybininkę. Į auklėtoją man pasakė, ne, tau šitą netiks, tu turi būti mediku. Viskas. Anksčiau labai Anksčiau ir buvo gerbiama gerai. kasta buvo pardavėjas. Rimtai? Oi, anksčiau, jo, pardavėjus. Kai tai- deficitas buvo tarybiniais Jau laikais, čia, tai. tai Ai, kas turi už prekystalio kažką tai? Jau čia viskas, jos viską ir turėjo. Ir blatas, kaip sakė, blatasgi tik visur. Pardavėja tau bet ką galėjo pasakyti. Jau jinai yra aukščiau visų. Oi. Bet tai ten, kas salėje yra, tai nereiškia, kad ir sandėlytas pasandėly, dar ten reikalingiams žmonėms buvo padėta. Jo, ten. jau čia. Nu jo, nepatiko man tas laikas. Nežinau, dabar tai jau kiek nori, tiek nusipirki. Bet tai sistema kokia buvo. Ne, tai Sakau, jau ten Jo, sistema buvo Nu, problematika. Tai pardavėjai nusipirkai. Dabar nusipirkai, ačiū, kad pirko to. Nu, taip, Anksčiau laba ačiū, diena. kad pardavė. O aš gal praklausiau, Pranai, kom jūs buvot? Aš statybininkas. Ai, taip. Irgi visą gyvenimą? Nu, galima sakyti taip, iš pradžio ten elektriniai kažkiek padirbėjau, bet ką, buto reikėjo. O butą kur greičiausiai gausi statybose ir kaip tik tą kruonio elektrinę pradėjo statyti. Ten nuėjau, nu, ten greitai iš pradžių apsiženėm, tai nuomavomės kambariuką Kaišiadoryse. Paskui tą šeimyninį bendravutį davė, nu, 3 kambarių bute, gavom 2 kambarius, bet virtuvė bendra viskas buvo. Paskui atskira 2 kambarių, bet jis irgi šeimyninis skaitėsi bendrabutis. O paskui jau orderius, jau orderinį gauni, jau tavo ten. Orderį gauni, tada gali iš darbo išeiti, ten viską. Tai paskui jau 10 metų aš ten, kai atidirbau, tada 3 kambarių gavom. Būta, bet, nu kaip, būta gavai, jis tavo, kaip ir tavo, bet parduoti jo negali. O kodėl negali? Keistis kažkaip.
Todėl, kad jisai Valstybių kaip ir tavo, bet jis Gal dar valstybės. valgysit, aš uždengiau. Vilniui 20 metų atidirbau. Kasdien. Šiandien turėdavau važiuoju, jau man tiek atsiboda. Ne tiek tas važinėjimas, kiek mašiną pasistatyti ten. Kažkur tai atvažiuoju. Pilies gatvėje dirbam, o už Mindaugo tilto ten palieku mašiną ir kažkom. trepsi. Bet darbas spėjus sunkus buvo, vis tiek statybos. Ar nėra filmais? Aš šiaip tai skardininku dirbau, ant stogų daugiausiai. Truputėlį iš kitos perspektyvos klausimas, bet man visai įdomu, kai leidžiat daug laiko čionais, ar nebūna laiko, kai jaučiatės vienišas? Kaip vienišas, kartais trūksta to pabendravimo, nes čia būnam dviese, tas pats per tą patį. Vienas aš čia nenorėčiau būti visai. Neįdomu, kartais būna atvažiuoju vienas, Važiuojam atgal. Įpratęs kažkas tai yra vis dėlto, žmona yra. Vienas atvažiuoju, neįdomu. Čia vis tiek priverstas į lauką išeiti, nori, nenori. Čia reikia kelią turi. Ir malkų parsinešti reikia, ir pasikurianti, ir vandens atsinešti, ir į tualetą paprasčiausiai reikia. Kytė. Katės tai labai geras. Jom čia geriausia atrodo. Tai taip, jos gyvalgyt gauna, tai ką. Sočia. Pastoviai palietavo. Varom dirbt. Iki pono. Tada Matejus. Keptuvė! Kokia gera, eik tu savo. Net jau Išsikepsim sraigių. Žinai, tos marinuotos skanios būna lietuviškos. Salotinės sraigės. Nu čia tikrai lietuviškos. Tai, iš tų skanių būna galima pasidaryti. Ir varų yra super. Jo, čia toks Bus pietus. paelėjo. Dalį malkų jau sukapojau. Realiai iš pradžių, kai atėjom, atrodo, eina savo, kaip daug jėgų, galim čia viską padaryti. Dabar liko jau kokie 10 kelmų, bet jėgų realiai mažėja ir mažėja. Atrodo, kad visai čia rimtas darbas. Tai va. Nu kaip ir Mykolai sakiau, so little but so much, ne? Liko, nes iš tikrųjų karšta. Kapom tas malkas, man ypač karšta, nes aš karščio nepernešu. Bet judam tikrai, beveik pabaigiam skaldyt, dabar lauželį esam užkūrę, tuo eisim pietaut. Ir kaip ir viskas gerai, viskas super. Laukiam maisto. Užsikūrėm laužiuką. Pradžiai pasiėmėm dujų, norėjom keptis pas save ant mažytės viryklėlės. Ir sako, ką čia, užsikūrėm laužą. Tai padėjo, užsikūrėm laužą. Ir dabar bus profesionaliai. Kitą. Atnešiu kitą. O daugiau kokių prieskonių, svogūnų, laiškų nereikia. Šiaip gerai visai būtų, jūs auginat? Taip, Tuomet- va, daržas. Kitas daržas, va. Einam pasiimti. Eikit. Matot, kiek man dirbti reikia. Va. Matau. Pabraškis tiek. Bet jūs daro dėl savęs, tai jūs smagu. Čia pasakyti, kaip plunksnelė, va. Reikia ne taip, va, bet va, kur atsiplėšia. Atšaka. Atsiplėšia. Čia laikytas. Ar gerai peilį pjauna? Labai gerai. Va, į šitą Gerai. dėkit. Aš į šitą paėmiau šiukšlės dėti. Gerai. Nusytė. Marinuota įdomu kaip gausis. Čia yra medus, sojų padažas, česnako biškutį,
Vienas specialus ingredientas tai yra toksai aštrus padaras, kurį mano draugas daro, tai negaliu pasakyti. Ir šiaip prieskonių paprikytės ir panašiai. Grožis. Baigėsi. Viskas gerai, žinau. Kam salotų? Nu, aš jau Visiems, visiems, tai dėkis aš paimsiu. Nu va, pietus kokie geri, Labai karališki. karališki. Mūsų nebuvo. Nu ką, būčiau dešreles valgęs. Ne, Dabar vištienos dar valgau. ir mėsos, visko, bet mėsos net nepjaušiau. Biškai padarysit pertrauką, nes pavalgiu sunku. Gal jau užtenka, su pamalkom ir... Man jau nebuvo iš tikrųjų tas mano. Jo, nebuvoja? Neskyla. Ar jėgų nebėra, nežinau. O jūs prisiskaldot pasiruošęs žiemai? Jo. Tai va, matai kaip kaime reikia dirbti. Jo. Aš pernai rudenį 2 sunkvežimius taip pasidariau Malko. Wow. Miške ten žentas prie savo sodybos turi mišką. Pasidariau vartas, kai išverčia. Duoda man keturatį su priekabėlė, aš nuvažiuoju, prisipjaunu kaladėlę ir pas jį prie pirties veža į krūvą, paskui į sunkvežimį pakraunam. Atveža jisai, padėdė. Paskui gersim arbatą ar ką tai. Jo. Mėtų, jeigu norėsi. O, mėtų, super. Jo? Mėtų labai mėgstu. O, yra mėtų. Mes šiaip darom pavasarį, pas mus širšių aplinkui daug. Tai paimam medaus ir sumaišom su alum. Ir aplink visą kiemą pridedam tokių kaip gaudyklių, kur prapjautas butelys, medus sumaišytas su alum ir jų pariskrenda. Jo, tos didžiulės labai baisios. Aš irgi jų bijau. Bitės myliu, bet Pavojinga širšių... labai. Šitą sūnui buvo čia į kaklą. Tokia? Ten Aha. pamiškiai dirbom mes Eina savo. prie miško. Oi, baisu buvo. O jie, matyt, parūkyt nuėjo su pusbroliu tokia, jau paaugliai. Na, jo, jau tokie. Į mišką ir 7-mečiai. matyt tą lizdą pamatė ir užtvojo su Ojej. tuo. Ir jisai pradėjo iš karto, veidas jo marmurinis toks. Jo. Dar ne iš Jo. karto pradžioj kaip įsivilginęs buvo. Tai mes dar per daug lik ir neskubam, tai tu vandeniu, sakom, pasišlakstyk, nes ten laukuose buvom. Tai Taip, tu vandenį viską, paskui jau žiūrim, kad su juo blogai darosi, taip. jau nėra kada čia laukti. Tai greitai mašina ir tada į punktą, dar tada punktas čia pas mus už 5 kilometrų Dainavoj buvo. Nu ir iškart sekmadienis buvo, mes iškart pas felčerį į namus važiuojam, sakom, pasiimsim. Nu ir kaip tik atvažiuojam, vyras sako, jinai punktė, tai mes greitai jį. Ir toliau mes gal būtume jo ir nenuvežę. Uždusęs Jo. buvo viskas. Nes pradeda Ai, tik kvėpavimo jo. takai. Taip. Ir viskas, visas jau marmurinis, jau važiuojam, aš jau mašinai matau, koks jis darosi Eina baisus, sau. jau man tai baisu. Tai greitai ir Jo. mes ten jau 2 medikės. Jinai ruošia vaistus, aš leidžiu viską, Taip. va taip dviese greitai. Gerai, kad Nu, jūs vis tiek tame nu. turėjot patirties ir žinojo, kad Nu. greitai jau būtinai turite Ne, važiuoti. jau čia tokiu atveju ir dar va tokioj vietoj, jeigu jam Taip. būtų kur nors į koją ar į ranką, gal būtų taip ir neatsitikę. Tikrai. O kaip į kaklą, čia labai pavojinga vieta. O, girdėjai, kai spėti iš čia lieka, ar ne? Kada? Žemė. Ne, negirdėjau. Jie pamalkų bėgo. Dėjome kojas, nes... Tikrai. Visas dangus buvo. Taip. Tiesiog Ne, baisiai. aš čia žiauriai. viduj tikriausiai buvau. Gal tu darže buvai, ne? Ar dar čia? Mes tik į pirtį greitai. Aš Jo, išgirdau, kad užė, tai aš supratau jau tau, kas ten Aš daro. galvoju, kad dronas, nu, Aš žinai. nesižaist. Va čia, apie bites, tai čia va vieną žmogelį, jo, negyvai net bitės, gaivino. kol greitoji atvažiavo, Reanimacinis jisai geria, pasimirė. tas buvo. Buvo Nežinau, snu ir jie kokios ten ten jo. suėję gėrė ir
apie bites, kuris drąsesnis. Jo. Įsirengė jie. O kaip Ir- išgėrė Nu, kaip kokie? išgėrė. Nu, jie prie avilio atidengė avilį ir puolė. Tai tas Vilniškis, jisai į namą pabėga, o tas kažkaip tai, ir dar kas svarbiausia, jisai su barzda buvo, barzda. Jo. Tai jam į barzdą ten kaip prilindo ir sukandė čia. Ir viskas užduso. Net Iškino gaidino. viskas. Valgykit dar. Oi, aš jau nebepaeisiu paskui. Jūs valgykite dar. Na, tai gana man iški reikia riboti, nes Taip. paskui, kad ir neprasidėtų. Na, vėliau gal vėl užsimanysim, pavalgysim. Tai jau užsimanysit. Tai papasakok. Sveiki atvykę į Kaugonių kaimą. Šiandieną žiniuose susidūrė du automobiliai. Vienas važiavo iš priešingos linijos, kitas iš užpriešingos linijos. Ir vienas kito nematė, galimai buvo išgėrusių jų ir galimai buvo nežiūrinčių į kelią. Ir atsitrenkė vienas į kitą, taip kad vienas žmogus buvo prispaustas galimai, bet jis pats išlindo iš automobilio, bet užtat iškvietė dvi gaisrinės. Taigi eidame dabar pasižiūrėti, kaip atrodo sudaužyta mašina. Ar tai nėra melas? Ir bent jau tokią informaciją mes žinom ir gavom. Ir tikriausiai tuoj pamatysime to pasiekmes. Tai likite su mumis. Eik tu savo, nu jo. Nu jo. Tai tas Winter Beateris Nu jo. per daug ne... Čia jau tikrai Winter Defeateris, čia jau beaten. Čia jau ne beateris, čia jau ne jisai, jo. Čia jau ne jisai, žinai, beatino, čia jau jį beatino. Gaila Subaru, kaip tik norėjau pirkti. Tokie dalykai kaimo kronikose vyksta. Kaimo kronikos. Kaip nepastebėti, važiuojam. Arba kažkas, jei norit, Kaugonyse. Kaugonyse. Fainas plotas toksai, Nu. miškas. Va, daržo, prašau. Įdomu, koks klypas. Aš manau, kad visas šitas klypas ir yra. Šiandien mes esame Kaugonių kaime ir pamatysime, kaip gyvena karvės. Beveik Karvės jau tenai. išeinam iš Kaugonių. Na, Į Dainavėlę. nuėjom kokius 100 metrų jau išeinam iš kaimo. Taigi atėjom pažiūrėti karvių. Karvės gyvena puikiai. Tėtis biškį bijau. Aišku, čia daugelis jaučiu išsijuoks, kad tipo, oi, karvių bijo. Žinai, čia yra pirmas kartas, kai mes apskritai tai darom. Sekantį kartą mes atsinešėm karvių maisto kokio, ko nežinau, gal būna Norfui pirkti. Ir apsidrausim nuo karvių. Karvių maistas. Apsidrausim. Karvių draudimų. Kvapas. Čia galim medituoti. Čia mes ką tik pavalgėm. Jo. Toks jausmas, kad galėčiau čia atsigulti ir užmigti. Pokaičių. Tai Taip pat kaime ir eina laikas. Tu vat dirbi, pavalgai, pamiegi tikriausiai, nes esi ir nuo maisto ir nuo darbo pavargęs. iš kitos pusės jam yra kokie 8 metų. Jo. Ir mes vakar su draugu kalbėjom, sako, aš laukiu tokio jausmo, kai pasensiu ir daugiau apie nieką nereikės galvoti, nes viską jau būsi padaręs Tai va. gyvenime, apie karjerą tenais, apie gyvenimą ir galėsiu tiesiog ramiai išeiti, palaisti kažkokį daržą, išgerti kavos ir viskas bus man ir apie nieką negalvosiu. Nu, nes jau savo atidavė, žinai. Tai, Būtent. laukiam pasenti, kol galės. Nu, nėra taip jaučiu ir blogai. Nėra taip ir blogai, Tai. jeigu laukiu. Grįžom namo, Nu, duok Šalto. savo taurę. šaltinio gersim. Iš švyturio taurių. Ačiū. Pusę prapylę. Nu ką, skada. O, tiesiai šulinio. Pasakiško gaivumo vanduo, nuo kurio neprisigersi, jokių avarijų Ir nepadarysi. nuo kurio norisi skaldyti malkas. Važiuojam skalyti malkas.
Nu, tai va. Šiandienos darbas. Priskaldyta. Žmogus, kuris skaldė. Nežinau, laimingas, pavargęs. Pavargė tikrai. Ne, iš tikrųjų ir pavargęs, bet tas nuovargis yra žiauriai geras. Jo, žiauriai geras iš tikrųjų. Noris to Dušo? komforto, to dušo, nes tikrai šiandien buvo išprakaituota, bet tikrai smagu buvo. Labai. Ir žmonėm padėjom, ir patys Malkas pasilinksminom. Tikrai turininga diena, turiningas šeštadienis. Tai, detoksas. Taip, detoksas, toksai vyriškas detoksas. Tai va, dienos rezultatas. Ice bucket challenge? Nu, Baltijoje tikriausiai šiltesnis vanduo negu šitam šulinį. Yeah! Koks geras vanduo! Gyvas. Taip! Dar noriu. Dar noriu. Dar noriu. Tai. Oh my god. 55 minutės. Bet čia ir... O dabar tuščia. Na gerai. Nu, Tai ačiū tikrai už viešnagį, kad Ačiū jums. nepabijojot, kad priėmėt. Matai, mes biški drąsesni negu kiti. Nu, sėkmės. Ačiū labai. Lauksim skambučio. Skambinkit ir jūs. Galvos skausmas nukrito. Iki. Nu ką, viskas. Po talkos žygiuojam vėl laukais link traukinio, iš kur pajudėsim į savus miestus, į savus namus. Tai buvo Tai iš va, tikrųjų tikrai labai smagu. Net patys tiek jaučiu nesitikėjau, kad taip gerai gausis. žiauriai. Pakalbėjom su 3 žmonėmis. Pirmas buvo vyrukas toksai su katinu, kur pasirodo buvo kaimo didžiausias alkoholikas. Tuomet buvo toks Vytautas. Ten žurnalistas, ar ne? Ai, neatsimenu. Kažkoks Kažkoks žurnalistas. žymus žmogus. Jo. Bet jis sakė irgi viską pats gali sutvarkyti. Ir tuomet užsukom pas Birutę ir Praną. Jam kokie 80 metų beveik. Pranui? Sakė 7. 70. Ai, 7. 70 liktai. 7, jo. Bet labai jaunatviškai žmonės, jaunai atrodo. Ir pas juos praleidom visą dieną. Patenkintas. Sugrįšim. Pakvietė per Naujaką atvažiuoti. Per Naujaką, per Rugpjūtį, kada daržovės bus jau pagamintos žemės jo. Pagaminti. Tai va, grįšim tada, iš tikrųjų pasikeitėm visi kontaktais. Labai smagiai patirtis. Tiesiog ir pietus padarėm, ir skaniai pavalgėm, ir pabendravom, ir daug istorijų sužinojom. Visas sukapojom. Ir visas malkas sukapojom. Užteks kokiam 3 mėnesiam. Tai va, ir vat, vėl einam per įvykio vietą. Jo. Žymė jau namo. Tai super. Užskaitom. 100%. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysim sekantį kartą. Iki.